Kryžkelės kartais turi tokį tarsi laisvės aspektą. Kryžkelė yra laikoma tokių kaip ir gal nemalonių dalykų arba kažkokių, kur sukelia kažkokio chaoso, pasirinkimų laisvę, kad nors žmogus ir stringa kažkokioj vietoj, visa ta aplinka, visas tas kontekstas jam leidžia sustoti. Jam leidžia sustoti ir pagalvoti, ir kai pasaulis yra toks chaotiškas, tai tos kryžkelės tarsi būna kaip tokie taškai tarp sakinių. The Skene that I have been directing for decades was a meeting point of different groups and not only theaters. All the performing arts, from verse reciting or to the folk music, folk dance, contemporary dance, theater, traditional theater. So for me, the crossroads means that where people can meet, can find their own ways, which way to continue after the crossing. And at the same time, it is a point of uncertainness. It's a point of putting questions. Where to go, which is the good way to. Aš manau, mes prieinam kryžkelę tada, kai tenka pasirinkti vieną arba kitą ir kiekvienas sprendimas pasirenkant kažko neteksi. Negali tiesiog abiejų pasirinkimų pasirinkti, nes jie vienas kitam prieštarauja. Ir neišvengiamai kartais jie yra sąmoningi, tokie pasirinkimai kartais nesąmoningi ir žmogus renkasi galbūt ne kiekvieną dieną, bet per savo gyvenimą tikrai yra nemažai tokių pasirinkimų. Kelias vis laik asociavosi su sielos pardavimu velniai, už talentą, už meną. Kryžkelės, čia taip užpuolė dabar, kryžkelė ir pasirinkimai, aš taip sakyčiau, dabar mintis atėjo. Stovėdamas kryžkelį turi daug kelių pasirinkti, kur eiti, ką pamatyti. Ir visur gali būti įdomu. Ir tave gali šitą vietoj pakreipti nuojautą, gali būti kažkokia intuicija, gali būti kažkas kitas tave pastums tiesiai to nei dešinę. Svarbiausia, kad pasinaudojus tam tikrų kelių, tame kelyje kažką išmokti ir sužinoti ir patirti, ir jeigu tai bus ir blogai, ir jeigu tai yra nepasiseks, kažkas neįvyks to, ko tikėjaisi, tai visą tai neveltui. Visą tai vyksta dėl kažkokių priežasčių, dėl svarbių priežasčių. Kryžkelės. Tai man iš karto asociacija yra sunkumai, iššūkiai įvairūs. Tai tiek teatre, tiek gyvenime labai nepatinka, kai atsiranda tos kryžkelės, visi sunkumai, bet kai iš jų išlipi, randi tą sprendimą, tai tada tiesiog tokia euforija užima visą kūną ir tiesiog labai smagu, kad paskui gali pasimokyti iš savo klaidų. Daugelis žmonių turi tokią kryžkelę su menu arba su tais socialiniais mokslais ar su tiksliaisiais mokslais ir jie gali tą savo antrąją pusę labai gerai išlaisvinti tada. Mano manimu, tai su tokiais kaip forumus, tokias teatro, kurie gali ateiti, pavaidinti savaitę 3-4 kartus ruošti spektaklį. Tai mano manimu, jas labai išlaisvina ir tokį balansą gal sudėlioja žmogaus gyvenimą. Tai iš principo mes kviečiam žmonės pamastyti apie pasirinkimus ir kodėl mes darom vienokius ar kitokius pasirinkimus, kodėl gyvendami laisvai, lengvai, mes kartais vis dėlto pasirinkam destrukciją. Labai turbūt daug gali būti apie pasirinkimus, nes man atrodo nėra blogai priimti neteisingą sprendimą, blogiau yra nemąstyti. Kad ir kurį kelią pasirinksi, tai bus tau geriausia, nes iš tiesų nėra vieno teisingo kelio. Aš manau, kiekvienas kelias gali būti tau teisingas, jeigu tu tik priimsi aspektus, kurie tau tinka. Tai tikėti ir pasitikėti savim ir kitais kažkiek.